Sveiki, esu Akvilė Banytė ir čia žiūrite Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto jubiliejinę tinklalaidę. Šiandien svečiuose televizijos laidų vedėja, žurnalistė Ugnė Siparė. Sveiki. Sveiki, gyvi, labas Akvilė, labai malonu čia būti. Labai smagu. Tai pasirinkote ir baigėte žurnalistikos studijas. Tai iš kur kilo pas jūs toks pasirinkimas ir kodėl nusprendėte čia stoti? Čia labai dažnai mane žmonės klausia, kaip aš sugalvojau, kad aš noriu studijuoti žurnalistiką ir aš neturiu niekada normalaus atsakymo, nes aš sugalvojau kokioje 5 klasėje ar 6 klasėje, kad aš būsiu žurnalistė, nors niekada gyvenime aš net nebuvau net sutikus jokio žurnalisto ir net nelabai įsivaizdavau, kaip ta profesija veikia tuo metu ir ką reikės konkrečiai daryti ir visa kita. Bet, man kažkaip atėjo toks pamatymas, kad aš noriu tos žurnalistikos ir tas mano noras niekada ir nepasikeitė. O kitas dalykas, tai, kai aš buvau toje pačioje 6 klasėje, mano sesers klasiokė, kuri buvo 10-ukininkė, šaunuoliai, pirmūnė, mylima ir gerbiama, jinai stojo į žurnalistiką ir jinai neįstojo. Ir aš sakau, tai kaip ten buvo visi tie stojamieji, viskas, nes tuo metu buvo dar stojamieji, dabar jie neklystu, man atrodo, nėra. Ir jinai sako, tu žinai, sako, aš ateinu į pokalbį ir tam pokalbį sėdi komisija ir aš kaip dabar atsimenu, kad toje komisijoje sėdėjo Edita Mildažytė, čia jinai pasakoja, Marijonas Mikutavičius, Henrikas Vaitekūnas ir neatsimenu, kas buvo 4, bet irgi iš tokių didelių vardų. Ir sako, aš kai juos pamačiau, sako, man atėmė ir žadą, ir ramą, ir kvapą, ir aš pamiršau viską. Ir aš suprantu, kad čia buvo ta vieta, kuri sukirto iš principo jai ir dėl ko jinai neįstojo. Ir aš būdama 12 metų, aš nežinau iš kur, neklauskit, nežinau iš kur, bet aš sakiau, tu matai, bet aš irgi noriu susitikti su šitais žmonėm ir aš tai tikrai nepamesiu nei kvapo, nei amo, nei nieko, aš viską jiem pasakysiu, ko jie manęs paklaus. Ir aš tuo metu, būdama 11-12 metų, taip sugalvojau ir sėkmingai ėjau link to. Niekas mano šito pasakymo ar šitos svajonės nevertino rimtai, bet šita mano svajonė niekada nepasikeitė. Ir kai atėjo laikas stoti, aš pirmą įrašiau žurnalistiką ir atsimenu ten galėjai įrašyti tuo metu kelis pasirinkimus. Ir aš galvoju, aš neturiu plano B, aš neįsivaizduoju, kas gali būti tas antras variantas, kur aš galiu studijuoti, jeigu ne žurnalistiką. Ir aš antrą parašiau ekonomiką įsivaizdavimui, kaip aš, taip sakant, tiesiog, nes taip atėjo tokia mintis, nes mano mama norėjo, kad studijuočiau ekonomiką. Ir kai atėjo jau ta diena, kada atėjo rezultatai, tai aš galvoju, jeigu aš neįstosiu į žurnalistiką, tai dar nebus didžiausia tragedija, bet bus labai didelė tragedija, nes aš tikrai įstosiu į ekonomiką, ką aš tada darysiu toje ekonomikoje, nes čia visiškai yra ne mano dalykas. Tai tokios tokelės, bet ačiū Dievui neprireikė to plano B, viskas pagal planą įvyko. O kaip jūsų stojamasis egzaminas atrodė? Irgi prieš tuos pačius žmonės stovėjot, ar kažkas keitėsi, ar labai bijojot? Bijot tikrai bijojau labai. Tikrai labai bijojau, buvo stojamasis egzaminas iš 2 dalių. Pirma dalis buvo rašyti reikėjo, turbūt kažkokį samprotaujamą rašinį, aš dabar tiksliai neatsimenu. Bet antra dalis buvo tas pokalbis, jau jie atsirinko, buvo pietų pertrauka, per tą pietų pertrauką jie atsirinko, kurie tie rašiniai tinka, kurie netinka. Tai kitaip tariant, pusę išmetė, pusę pasiliko ir ta pusė, kurią pasiliko, buvo pokalbis. Tai aš tiesą sakant, taip jaudinosi, kad aš net nelabai atsimenu, kas buvo mano tam pokalbį. Nebuvo Mikutavičiaus ir Mildažytės tikrai, buvo dėstytojai tuometiniai. Vienas iš tų dėstytojų buvo toks Aurimas Ratkevičius. Jis buvo, aš jį atsimenu geriausiai, tuoj paaiškinsiu kodėl, nes mano stiprioji turbūt vieta, tai yra daug kalbėti, bet, kaip čia pasakyti, daug ir išsamei kalbėti. Aš galiu kalbėti nuo ryto iki vakaro, iš principo visom, taip sakant, temojom. Bet jeigu reikia atsakinėti trumpai, aiškiai faktais, tai čia jau yra kitas dalykas, nes tu arba žinai, arba tu nežinai. Ir tų faktų manęs jie iš pradžių, kai aš atėjau, visi klausinėjau visokiausių. Ir aš taip kumščiu suspaudus, kaip dabar atsimenu, laikiau ir galvoju, kad tik aš tuos visus faktus žinočiau. Ir vienas iš tų klausimų buvo, sako, ar tu domiesi futbolu, sportu? Sakau, domiuosi ir mintyse galvoju 1-0, man viskas gerai čia sekasi, nes tuo metu vyko pasaulio futbolo čempionatas, kurį aš visą žiūrėjau, aš ten viską domėjausi ir viską žinojau, sportininkus žinojau. Ir galbūt neidealiai žinojau, bet galvoju, tiek, kiek manęs paklaus, aš žinosiu atsakymą.
jaučiau taip. Ir jie man sako, Lietuvos čempionate, sako, tu iš Marijampolės, Lietuvos čempionate Sūduva kelintoj vietoje. Ir aš galvoju, tu velnes, Lietuvos čempionatų aš tikrai nežiūrėjau. Ir galvoju, ir gerai, kad aš Sūduvą žinau, tai jau gerai, bet jeigu manęs ten dar kažko paklaustų, žodžiu, man buvo toksai, taip, aš tikėjausi iš to pasaulio čempionato kokio klausimo, nes jaučiausi, kad žinau, bet va. Ir mano atsakymas, kaip dabar atsimenu, buvo toks. Į trejetuką pateko. Arba ne. Ir galvoju, o Dieve mano, ir susimoviau. Tai žodžiu, tuo metu jie buvo pirmi. Čia šiaip fun fact, ką aš pasitikrinau jau po to. O kodėl aš atsimenu Aurimą Ratkevičių? Nes jis matyt pamatė tą mano stresą ir jisai sako, Ugne, o kokių savybių turi turėti geras žurnalistas? Ir galvoju, ačiū Dievui jum, kad jūs čia esat ir kad jūs paklausyt paprasto klausimo. Ir tada aš jau ten pradėjau pasakoti savo įsivaizdavimus. Ir žodžiu, finale aš gavau, man atrodo, 8. Ir man atrodo, aš buvau vienintelė, kuri iš stojamojo su 8 iš vis įstojo. Ir dėl to, kad mano mokyklos tie egzaminai buvo 100. Nes visi kitų, man atrodo, buvo su 9 ir 10. Bet nepakišo kojos jūsų Sūduvos komanda, džiaugiamės šituo. O prisidėjo vis tiek šitos studijos prie jūsų to profesinio kelio sėkmės, ar sakytumėt, kad ne? Tai be jokios abejonės. Be jokios abejonės. Nes, aišku, jeigu ne žurnalistikos studijos, tai manau, aš toliau niekur ir nebūčiau. Aš apskritai turbūt gyvenimas visai kitai būtų pasikreipęs savo ekonomiką. Iš ekonomikos vargu bau ir būčiau atėjusi iki televizijos. Tai labai smarkiai prisidėjo. Ir prisidėjo, aš jau nekalbėsiu apie pačias studijas, apie tai, kad reikėjo studijos atlikti praktiką, kas mane, dėl ko aš ir susidūriau su savo darbo vieta pirma, ar ne? Bet aš turbūt gal ir paminėčiau atskirai dėstytojus, kurie, iš tikrųjų buvo, viena yra tos teorinės žinios ar ten kažkokie įgūdžiai, kuriuos tu gauni studijų metu. Bet man tai buvo labai svarbus dalykas, turbūt tas įkvėpimas kažkoks, kurį aš gavau. Ir kurie, nežinau, parodė tuos geruosius žurnalistų pavyzdžius, parodė, kaip galima padaryti, kokią įtaką turi žiniasklaida, kur tu visai kitom akim pamatai apskritai tą žiniasklaidos svarbą ir įtaką. Ir, nežinau, aš gavau tą tokį tikrą įkvėpimą, kodėl žurnalistų būti yra svarbu, įdomu, kodėl yra gerai. O aišku, visą tai paskui jau sustiprino praktikos vietos, nes man su abiem praktikos vietom pasisekė. Sakau su abiem, nes nors 3 praktikos, bet 2 buvo vietos, kur atlikau praktiką. Tai man su abiem tom vietom labai pasisekė ir vienareikšmiškai tikrai esu labai dėkinga žurnalistikos institutui ir visiems žmonėms, kurie čia tuo metu buvo ir dabar turbūt yra dauguma. Už tą mano kelią, kuris susidėliojo, man atrodo visai sėkmingai. Tikrai sakyčiau, kad sėkmingai. Bet labiausiai, sakot, įsiminė dėstytojai, o kas dar iš tų studijų metų, vienas gal kažkoks prisiminimas labiausiai toks įsimena, ar gal galėtumėt papasakoti? Oi, nežinau, daug tų prisiminimų, žinai, žiūrint iš kurios pusės, ką norit išgirsti, nes aišku, yra daug pusių. Yra ne tik tie visi profesiniai dalykai, kurie įsimintini, bet yra ir žurnalistų šventės, kurios yra labai smagios. Tai galite apie šventės papasakoti. Jas irgi labai puikiai atsimenu. Ir praktikos, tos pačios žurnalistų, tai man atrodo, žinai, turbūt įsimintiniausi buvo, gal aš net pasakyčiau, visi tie metai, kada po 2 kurso aš pradėjau dirbti, nes po 2 kurso buvo pirma ta praktika televizijoje, tai buvo LRT, ir jau 3 kurse aš dirbau. Tai tie 3 mano tas kursas turbūt buvo pats įsimintiniausias, nes aš nesuprantu, kaip, čia turbūt jau jauno žmogaus entuziazmas taip veda, bet
Nu, aš keldavausi į Labą rytą, po Labų ryto eidavau į paskaitas, tada grįždavau į televiziją daryti siužetų arba ruoštis rytui ir tada kitas rytas vėl toks pat. Ir dar aš tada dar savaitgaliais ir visi vakarėliai ir šventės ležudy. Nu, žodžiu, tai turbūt įsimintiniausia, aš net sakyčiau, ne vienas kažkoks konkretus įvykis, bet va tie 3 metai, nes aš buvau, nesakysiu, ten pavargus ar kažkokia. Ne, aš buvau tiek entuziastinga ir tiek įkvėpta, kad aš turiu tokią galimybę, kad aš dar studentė, kad aš dirbu visuomeniniam transliuotojui. O Dieve, galvoju, kaip čia viskas gerai klostos ir kaip čia viskas veikia. Aš per tuos metus nei sekundės nepagalvojau, kad aš pavargus ar ten noriu kažko pailsėti ar biškiai sulėtinti tampą. Tai galvoju, kad jo, labai smagus buvo metai. O gal iš studijų metų kažką prisimenat, kur atrodė, mokotės ir nesuprantat, kam to reikia, bet tada atėjot, jau pradėjot dirbti, kaip sakot, ir tada supratot, kad iš tikrųjų tai yra labai labai reikalinga, gal buvo kažkoks toks kertinis momentas? Neslėpsiu, aš nebuvau pavyzdingiausia pasaulyje studentė, tikrai. Ir aš stengiausi, bet man reikėjo stengtis ir darbe, ir aš mėgau ir šventes švęsti. Aš viską norėjau suderinti. Ir turbūt natūralu, kad viskam nepavyko atsiduoti 100%, todėl ir sakiau, kad aš nebuvau ta studentė, kuri atidavė 120% studijom. Aš neatsimenu, kad man atrodytų, kad kam to reikia, nes man atrodo, čia yra išsilavinimas ir kaip aš sakau, žmonės ir apie mokyklą sako, kam reikalinga Pitagoro teorema, aš ją po mokyklos niekada ir nepritaikiau. Bet aš galvoju, kad čia yra išsilavinimas ir visa tai yra reikalinga ir reikia žinoti ir Pitagoro teoremas, ir visas istorijas, ir viską reikia žinoti. O kaip žurnalistui, tai turbūt žurnalisto, kokia yra svarbiausia savybė, tai yra smalsumas ir žingeidumas. Tai man atrodo, aš šitas savybės turiu ir man niekada netrodė, kad kažko čia nereikia. Man atrodo, jeigu tau įdomu, tai reikia. Bet buvo to, kas man galbūt nelabai įdomu ir aš praeidavau prabėgšmom. Bet galim tai vadinti informacijos atranka, kur tu išsirenki tą svarbiausią ir dedi į viršų, o visa kita yra backgroundas, jeigu tau reikės pasidomėsi, o jeigu ne, tai ne. Tai va. Koks klausimas? Ar buvo iš studijų metų kažkas, kur atrodė beprasmiška? Jo, ne. Aš net pavyzdžiui galvoju, mums buvo, man atrodo, aš ir fizikos esu turėjus dalyką, aš neatsimenu, ar jisai buvo laisvasis ar nelaisvasis, bet aš mokiausi ir fizikos. Ir logika buvo, logika, viskas aišku, logika visur yra reikalinga, bet ten vis tiek daugiau apie uždavinius. Žodžiu, bet man niekas netrodė, kad beprasmiška ar nereikalinga ir kad paskui kažkaip pritaikiau. Žurnalistika yra toksai dalykas, kur tu niekada nežinosi, ko tau prireiks. Ir kuo netikėtesnį dalyką tu žinosi, ir kuo daugiau tu to bagažo viduje turėsi, tai bus pranašumas tavo prieš kitus. Ne veltui sako, kad jeigu žinai informaciją, tai ir valdai situaciją, bet iš tikrųjų tai taip ir yra. Ir ta informacija, tokia žurnalistika, tu niekada nežinai, kokią tu temą nagrinėsi ir kokią tu temą bandysi nušviesti. Tai kuo tu geriau ją išmanysi, tuo tau lengviau seksis tą padaryti, sutaupysi laiko. O studijose ką galbūt buvo tokių momentų, kai idealizavote labai apie žiniasklaidą kažkokius momentus, bet tada atėjote į praktiką, 3 kurse atėjote jau į darbą ir visiškai tos svajonės ir kažkokios iliuzijos subliuško, ar buvo toks momentas karjeros visą laikotarpį? Kažkokių sunkių etapų buvo. Gal pasakysiu taip, kad buvo žmonių, kuriais aš visada sakiau, kad nereikia autoritetų ieškoti labai toli, nes autoritetų yra ir arti. Aš turbūt nevardinsiu pavardėm, bet buvo tokių žmonių, kuriuos aš laikiau autoritetais ir kai su jais susitikau, nebelaikau daugiau. Va taip turbūt pasakysiu. Kadangi aš iki šiol galvoju, kad tu turi laikytis tų savo vertybių ir tų vertybių neišduoti, nesvarbu, ką tu darai, nes mano turbūt karjera yra pasikeitus, aš dabar daugiau esu, aš dabar nesu žurnalistė, aš dabar esu laidų vedėja. Bet vis tiek vertybės, tas, kurias aš turėjau, aš jas turiu tas pačias. Ir man dalykai, kurie buvo svarbus, man jie tebėra svarbus ir dabar. Ir mane turbūt buvo
tokių, sakau, žmonių, kur universiteto laikais aš juos laikiau visiškais autoritetais, savo idealais ir galvoju, va čia yra tas žmogus, kuris jau yra tiek ir tiek jie metų, o va jisai tų savo vertybių taip gražiai laikosi ir toks yra teisingas žmogus. Ir žinai, sako, kažkur irgi esu girdėjus tokį patarimą, kad jeigu tu turi autoritetą, tai geriau tau jo niekada gyvenime nesutik, nes tu suprasi, kad jis tik žmogus ir jisai irgi turi savo visokių kažkokių minusų ir kažkokių dalykų ir paskui tu tiesiog nusivilsi. Tai vat man turbūt nutiko toks dalykas, kad teko nusivilti autoritetu ir vat tiesiog subliuško, nes laikiau čia kažkokiu gal, žinai, kažkokiu tobulu pavyzdžiu. Tai va, bet visi mes žmonės. Tai žodžiu, posakis never meet your heroes iš tikrųjų pasirodo išsipildo. Jo, manau, kad taip. Bet kitas dalykas, tai nuėmė įtampą man. Nes, žinai, kai tu ateini kaip studentas ir galvoji, oi, šitas yra čia kažkoks jau beveik šventas žurnalistas, žinai, ir šitas šventas žurnalistas, o aš vargšiai studentė atėjau, kaip aš dabar čia dirbsiu ir kaip aš pridarysiu klaidų, kaip aš čia pasirodysiu. Ir kai tu tada supranti, kad tavo autoritetai irgi labai daug klaidų yra padarę ir tokių net negražių, pasakyčiau, ne tai, kad netyčia, tai visi gali suklysti, bet kai tyčia žmonės klysta ir tyčia kažkaip elgesi, va taip, tada apima tas toks nusivylimo jausmas, ane? Tai nuima nuo tavęs tokią įtampą, kad galvoju, jeigu aš netyčia ir suklysiu, aš bent žinau prieš save, kad aš stengiausi ir dariau viską, ką galiu geriausiai. Tai vat nuima tą tokį pressure. Tada, irgi yra tada savų pliusų su tokiom situacijom, bet kalbam mes čia vis apie studijas, apie jūsų profesinį kelią. Bet ar Vilniaus universitetas jums laiko kažkokią vietą širdį, ar jūs prisimenat jį, ar jums svarbi čia vieta? Ir ar malonu iš vis čia sugrįžti? Be jokios abejonės. Vilniaus universitetas yra, vienas dalykas, tai yra geriausias Lietuvoje universitetas, tiesiog. Antras dalykas, tai man yra mano mylimiausias ir mano geriausias universitetas, nes aš čia studijavau, aš čia mokiausi, čia prasidėjo mano visas kelias. Aš labai didžiuojuosi, kad baigiau Vilniaus universitetą ir labai džiaugiuosi ir taip, patys geriausi jausmai, nors tikrai nemeluosiu, studijų metais buvo visko ir pykau ir nervinausi ir buvo kas nepasisekė ir buvo, kad net ir perdvėjojau, gal ta ekonomika buvo mano kelias, ta prasme, tikrai visko buvo, bet visa tai buvo labai trumpam. O dabar, praėjus tam tikram laikui, pamiršti tos blogus dalykus. Atsimeni ne tai, kas gerai, bet supranti, kad čia yra tas pamatas, nuo kurio aš atsispyriau ir ėjau į priekį. O buvo momentų, kai norėtų tikrai mest studijas? Kad tikrai mes tai ne. Buvo momentų, kur sakiau, viskas užkniso, bet čia turbūt visiems, čia per sesiją, kažkur apie 4 ryte. Neatsimenu prieš kurį egzaminą. Bet tokie momentai, sakyčiau, tikrai užgrūdina. Tokie momentai turbūt visiems ateina ir visiems praeina, aš taip noriu sakyti. Bet tai parodo turbūt, kiek tu labai to nori. Nes aš net ir tai sakydama tuo metu supratau, kad aš tai sakau tik šiaip savo, kad paburbėčiau ir išsiburbėčiau. Nes aš niekada negalvojau, kad noriu viską mesti. Niekada. Tikrai. O ką patartumėt dabartiniam studentam ir naujiem studentam, kurie norėtų stoti į komunikacijos fakultetą, kokį kertinį patarimą jam duotumėt? Aš atsimenu, kai mes įstojom, Žygintas Pečiulis. Nuostabus profesorius, nuostabus. Ir tada jį labai mylėjau, dabar jį labai myliu. Amžiną atilsį, bet nuostabus profesorius, tikrai. Ir jisai tuo metu buvo žurnalistikos instituto direktorius. Ir jisai sakė kalbą, kai mes įstojom, ir sako, aš sveikinu jūs visus, nes žinokit, jeigu antrą kartą vykstų stojamieji, čia stovėtų visi kiti žmonės. Jums pasisekė. Tai aš galvoju, kad reikia vertinti, jeigu čia įstojai, reikia vertinti tą faktą, nes tikrai prie to prisidėjo kažkokia sėkmė, aš taip galvoju. Tai čia yra vienas dalykas. O antras dalykas, jeigu net tikrai pagalvosit, kad norit viską mest, nes man kažkaip taip atrodo, kad dabar visi čia apie tai kalba, kad ta Gen Z yra ta karta, kuri daug lengviau viską meta, keičia ir sako, man jau atsibodo, aš noriu pakeisti ir gal ekonomika mano kelias, o gal iš vis net nestudijos, gal aš čia noriu pertrauką daryti. Tai aš galvoju, palinkėčiau
to tokio užsispyrimo daugiau, kad negalvot apie tą metimą. Ir jeigu tu galvoji, kad, pavyzdžiui, nori mesti ir kažką keisti ir išbandyti, nu duok dar pusę metų, duok šansą. Nes aš galvoju, kartais niekada nebūna, kad viskas tik gerai arba viskas tik blogai. Visada gyvenimas banguoja. Kartais būna geriau, kartais būna blogiau. Ir neišimtis ir su tom studijom. Ir suprantu, kad būna sunku, bet reikia duoti, sakau, pusę metų. Ir per tą pusę metų, jeigu jau tu galvoji, kad čia labai blogai, tai reikia stengtis dar daugiau, kad pažiūrėti, ar aš galiu su tuo susitvarkyti. Nes man atrodo, kad tu gali su tuo susitvarkyti. Jeigu po pusės metų nieks nepasikeis, tada galbūt reikia keisti, reikia nebijoti. Bet aš tai kažkaip palinkėčiau to tokio ryžto ir tvirtumo, vertint, ką tu turi, nes turbūt nebereikalo tą turi, ir kantrybės, jo. Nes, sakau, nežinai, kas tavęs laukia toliau už kampo. Ačiū Jums labai už pokalbį.